Šios dienos rungtynėse komanda iš tiesų parodė gerą charakterį, kovingą charakterį, ko visą sezoną pritrūko. Kas tai įtakojo? Ar naujos aprangos galbūt? Kaip matot, aprangos gražios, iš tikrųjų jos tokios neblogas. O nežinau, varžybos iš tikrųjų, mano tik toks pasakymas, kad nereikia tampyti liūto už ūsų. Nes kaip girdėjom tokių keistų kalbų iš priešininkų komandos, kad čia jie yra super žvaigždės pasaulinės, tai šiandien parodėm, kad nėra dar tokie biški trūkstantį žvaigždžių. Na, jiems dar truputėlį reikia pasitempti, ne? O kaip jums iš tiesų? Ar jums dar kažko trūksta, ar galbūt jau komanda normaliai, jau pasirengusi čempionais tapti? Tai mes to čia ir susirinkom, iš tikrųjų, dabar susižaidžiam. Jau žaidimas su kiekvienom varžybom, kaip matot, vis geresnis. Jau jaučiam viens kitą, tai žiūrėsim kaip bus. Šiandien jūs, iki trečio kėlinio, po 3 kėlinių dar atsilikinėjote. Kas įvyko 4 kėlinio pradžioje, kad jums pavyko perlaužti žaidimo eigą? Na, iš tikrųjų, mūsų milžinas vidurio puolėjas labai supyko dėl kai kurių tų trenerių, tų teisėjų sprendimų. Atėjęs ant suoliuko, mums visus užvedė, visi, nežinau, kažkaip pagavo tą norą laimėti, užsivedė, išėjom, pavyko. Gedai, šiandien tikriausiai visi tikėjosi iš jūsų eilinės pergalės, tačiau nepavyko to pasiekti. Kokios jūsų to priežastys? Priežastys gal, kad pavargo vyrai ant galo, net laikėm visų varžybų, o Žalgiris kaip tik iš pradžių nepataikęs tritaškių, bet atsigavo ir užmetė iš 3 taškų zonos. Aišku, rezultatas tapo apylygis, vyrai paskubėjo, gal sakykime, į medį pradėjo lipti kelias atakas ir tai pasakoje gavosi taip. Bet nepralošėm prieš kažkokią prastą komandą, vis dėlto ta komanda gerai, ten žaidėjai geri, 14 ir 4 numeris, tritaškiai, tai laikėm momentai metė, 12 centras galingas, tai ten gali būti viena iš prizininkų komandų. Čia nepralošėm kažkai komandai, kuri laimėjo per balą. Jie atlošė, parodė charakterį, užmetė. Mums to ir reikėjo tikriausiai prieš ateinančias varžybas. Mums gal to pralaimėjimo reikėjo, kad susimastytume, kad nesam tokie jau nenugalimi, kaip iš tikrųjų gal mes jį galim įsivaizduoti, arba kiti žaidėjai gali įsivaizduoti. Tai bus apie ką pamastyti. Ar šis pralaimėjimas turės kažkokios įtakos jums turnyrinėje lentelėje? Manau, kad ne. Tikriausiai gal ir tas biškį sulošė pas kai kurios žaidėjus galvoje, gal. Taip nesakyčiau, iš tikrųjų vyrai buvo užsivedę, bandė laimėti, bet nemanau. Manau, kad tas neturėjo, o tai pasakoje mes neturėjom kelių gerų žaidėjų, kurie nusprendė vis dėlto mūsų komanda iš toli atvažinėja, nusprendė praleisti ir prisijungti atkrentamosiose. Tai tiek. O daugiau norėčiau pasakyti, tai gal didelis ačiū, kaip matėt, mūsų komandos pavadinimas pasikeitęs, didelis ačiū visų pirma, tai Mariui Kunigoniui, kuris viskas organizavo, o visų antra, tai į trosą rėmėjui Kęstučiui, kuris parėmė mumis ištraukė iš duobės šį sezoną, kad galėjom susimokėti ir tęsti toliau krepšinio varžybas šioje lygoje. Tai būtų didelis ačiū jam. O šiaip aišku, jisai tikisi iš mūsų pergalių, o mes pasitengsim jo daugiau nenuvilti.